Ar kada nors pagalvojate, kas slypi už realybės uždangos? Ar kas nors yra daugiau, nei mes matome? Mūsų pasaulis kupinas nepaaiškinamų reiškinių, stebinančių įvykių, kurie meta iššūkį mūsų logikai ir verčia suabejoti viskuo, ką žinome. Nuo senovės pranašysčių, kurios išsipildo, iki paslaptingų būtybių slypinčių šešėliuose. Nuo įvykių, kurių mokslas negali paaiškinti, iki šiurpių sutapimų. Visai neseniai išgirdau gana šiurpinančią istoriją apie taip vadinamus pelekaras. Ir šiandieną aš jums pabandysiu papasakoti apie šį bauginantį fenomeną. Nepamirškite prenumeruoti mūsų YouTube kanalo ir komentarų skiltyje palikti raktinį žodį noriu, jeigu jūs norite pamatyti daugiau panašaus turinio mūsų YouTube kanale. O dabar gero žiūrėjimo. Peru egzistuoja legenda apie būtybės. Šios būtybės yra susijusios su vietos folkloru ir žinomas kaip pelekaras, kas išvertus reikštų veido lupikai. Teigiama, kad šios maždaug 2 metrų ūgio būtybės pastebimos Andų regione Pietų Amerikoje, ypač Peru ir Bolivijoje. Pagrindinė legendos esmė, kad veido lupikai iš savo aukų išgauna žmogaus riebalus, reikalingus įvairiems tikslams. Istoriškai manoma, kad jie atsirado iš ispanų konkistadorų praktikos, kai čiabuvių Peru gyventojų lavonų riebalai buvo naudojami medicininiam gydymui. Šiuolaikiniais laikais lupikai evoliucionavo ir simbolizuoja nerimą dėl čiabuvių kūno komercializavimo ir išnaudojimo išorinių jėgų. Taip pat kapitalizmo poveikį Lotynų Amerikoje, ypač čiabuvių, juodaodžių ir metisų populiacijose. Pastaruoju metu, ypač nuo 2023 metų, pasirodė pranešimų ir naujų istorijų apie kaimo gyventojus Loreto regione, šiaurės rytų Peru, teigiančius, kad juos aplankė veido lupikai arba 2 metrų aukščio ateiviai. Nors šie įvykiai sulaukė didelio žiniasklaidos dėmesio ir spekulacijų apie ateivius, Peru valdžios institucijos ir teismo ekspertai dažnai šios teiginius sieja su kitais paaiškinimais, tokiais kaip nelegalūs aukso kasėjai. Kai kuriais atvejais pareigūnai teigia, kad nelegalios aukso gavybos gaujos gali apsimesti šiomis gąsdinančiomis būtybėmis, siekdamos atbaidyti vietinius gyventojus nuo savo operacijų. Lėlės surinktos iš gyvūnų kaulų. Kai kuriais atvejais, kai buvo konfiskuoti tariamų ateivių kūnai, teismo medicinos analizė atskleidė, kad tai buvo kruopščiai sukonstruotos lėlės, pagamintos iš gyvūnų ir žmogaus kaulų, klijų ir kitų medžiagų. Žinomiausias susidūrimas su šiomis būtybėmis įvyko 2023 m. Liepos 29 d. apie 18:30 min. Tai nutiko 15-metei Talijai Dalavidės. Talija gyveno mažame, nuošaliame miestelyje Peru, Amazonės džiunglų glūdumoje. Ji nusprendė nueiti pasiskinti greitfurtu, kad galėtų išsispausti sulčių, tačiau Talija buvo gana išsigandusi, nes jau kelias savaitės jos kaimelio žmonės teigia, matantis medžių viršūnėse keistas būtybės šviečiančiomis akimis. Atrodė, tarytum jie medžiotų vietinius gyventojus. Sklandė gandai, kad šios paslaptingos būtybės tai pelekaras, veido lupikai. Jie tikėjo, kad tai svetimšaliai, kurie grobdavo vietinius, perpjovę gerkles nulupdavo jų veidus ir parduodavo jų kūnų riebalus juodojoje rinkoje. Miestelio gyventojai buvo tokie išgąsdinti, kad net patruliuodavo miestelyje. Talija nedelsdama nuskubėjo prie vieno iš medžių, pagriebė vieną greitfurtą. Tačiau tada jinai pajuto vėjo gūsį, pučiantį jai tiesiai nugarą. Ji pasuko galvą ir pamatė siluetą, apsirengusi juodais tarsi šarvais. Jis buvo ant skraidančio disko ir staiga nusileido šalia jos. Jis griebė ją iš už nugaros ir ranka uždengė jos burną. Kitas nusileido priešais ją ir griebė ją už kojų. Jie išsitraukė vamzdelį, kuriame buvo kažkokio tai kremo. Ir tas, kas laikė jos burną uždengtą, pradėjo tepti visą jos veidą tuo kremu. Tas, kuris buvo priekyje, ištarė: ramiau, nepersistenk su kremu, nesugadins mėsą. Jiems ištepus veidą, jie ištraukė lazerinį skalpelį ir pradėjo pjauti už jos žandikolio linijos. Tuo metu jinai pradėjo panikuoti ir muistytis iš visų jėgų. Jai pavyko užkišti ranką už vieno iš jų šalmo ir pradėjo jį kelti,
tai suglumino vieną iš jų ir jie ją numetė. Ji, būdama kruvina, pradėjo rėkti iš visų jėgų. Jos brolis ir kiti miestelio gyventojai prisistatė akimirksniu. Jie pateko į jų galinį kiemą. Vienas iš vyrų, turėjęs ginklą, pradėjo šaudyti į būtybių pusę. Šios būtybės regis kybojo ore ir žiūrėjo į gulinčią Talę bei šiuos vyrus su savo švytinčiomis akimis ir tiesiog pakilo ir pradingo danguje. Talija nepatyrė jokių sunkesnių fizinių sužalojimų per šį užpuolimą, tačiau ją tai labai išgąsdino. Bet po šio užpuolimo šių būtybių apsilankymai miestelėje nesiliovė. Naktimis gyventojai užsibarikaduodavo savo namuose, apsiginkluodavo kaip tik galėjo. Dažniausias ginklas būdavo peiliai ar nusmailinti kuolai. Gyventojai pasakojo, kad šios būtybės bandydavo atplėšti namo lentas, o tada pradėdavo barškinti į duris, taip įbaugindamos tuos, kurie būdavo namuose. Viena moteris, išgirdusi šunų lojimą, išėjusi į lauką, pamatė aštuonkampio formos skraidantį objektą virš kaimo. Taip pat matė ir kelias būtybės, kurių viena tiesiog peršoko namą. Dėl kažkokių nepaaiškinamų priežasčių šios būtybės siekia tiesiog įbauginti gyventojus. Yra manančių, kad visai neseniai nutikę neatpažintų dronų skrydžiai virš Jungtinių Amerikos valstijų miestų gali būti susijęs su šiuo fenomenu. Tai tik vienas iš daugelio garsiai nuskambėjusių užpuolimų istorijų. Ką jūs manote apie šias istorijas? Ar tai tikrai gali būti gaujos, pardavinėjančios žmogaus riebalus juodojoje rinkoje medicininiais tikslais? O gal tai gali būti būtybių, kurios lepiasi Amazonės džiunglėse darbas? Savo nuomonę galite palikti komentarų skiltyje. O dabar ačiū, kad žiūrėjote ir iki susitikimo kitame įdomios dokumentikos video. Patinka įdomioji dokumentika ir norite daugiau kokybiško turinio, ne tik apie mūsų supantį pasaulį, bet ir apie Lietuvos istoriją? Prisidėkite prie turinio kokybės gerinimo, mus paremdami per Contribui platformą. Nuorodas rasite po kiekvieno video aprašymo. Taipogi galite prisidėti per YouTube ačiū funkciją, pasirinkdami paramos sumą. Jūsų palaikymas leistų mums tobulėti ir vystyti įvairiausių video projektus, tokius kaip Lietuvos miestų istorija. Pažinkime mūsų supantį pasaulį kartu su įdomiaja dokumentika.